Sveiki, brangiai, šiandien pas mus ketvirtoji video pamoka ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip galima dirbti mažiau ir uždirbti daugiau. Žinau, kad daugeliu žmonių tai atrodo kažkas iš fantastikos, kaip reklaminis triukas, nes nuo pat vaikystės mums bandė įrodyti mokytojai, vadovai, kad norint uždirbti daugiau, reikia dirbti daugiau. Tai yra tokia linijinė logika, bet sutikite, kad jeigu vadovaujasi tą pačią logiką, sunku atsakyti klausimą, kodėl yra žmonės, kurie uždirba 10, 100, tai 1000 ir dar daugiau. Juk jie nedirba daugiau. Reiškia, jie dirba kitaip. Ir aš galvoju, kad pats didžiausias lūžis, kuris gali įvykti mūsų suvokime, tai yra, kad mes turime atsisakyti šitos paradigmos ir pradėti galvoti pagal principą optimalumo. Optimalumas tai reiškia, kaip dirbti mažiau, naudoti mažiau resursų, o ypač mūsų svarbiausių resursų, tai yra laiko, ir uždirbti daugiau. Kokius naudoti svertus. Ir tam reikės atsisakyti viso to, ko jūs taip ilgai tikėjotės, tikėjote ir ko taip vadovavotės. Aš pats prieš 15 metų pats savo atrodžiau labai protingas, man atrodė, aš viską žinau, nes tuo metu aš jau buvau patyręs konsultantas, aš konsultuodavau, treniruodavau didžiulių korporacijų, pasaulinių korporacijų vadovus, dariau tai įvairiose šalyse ir iš tikrųjų man atrodė, kad žinau viską. Bet buvau pastebėjęs vieną įdomų dalyką, kad kuo daugiau aš pasiekiu sėkmės savo darbe, tuo daugiau aš dirbu, tuo mažiau laisvo laiko ir tuo mažiau džiaugsmo. Ir vieną kartą pamačiau knygą Timotis Feris, 4 valandų darbo savaitė. Ir man labai patraukė dėmesį pas pavadinimas. Tai yra pasakius, iki šiol šitos knygos neperskaičiau, bet man užteko to pavadinimo. Ir pačios idėjos, kad galima būti nebūtinai turtingu, nebūtinai turėti didžiulį kapitalą nuo savo, bet naujas požiūris į turtingumą, turtingumas tai yra gyvenimo stilius. Ir jeigu tu gyveni laisvai, važinėji kur nori, darai ką nori, su ko nori. Tai iš tikrųjų tai yra daugiau, tame yra tokio turtingumo, negu tu tiesiog turi kapitalą kažkokį, tu visą gyvenimą dirbi tam, kad išėjus į pensiją gal kokiams pasidžiaugti tais visais pinigais. Man patiko ta idėja, o ypač patiko skaičius 4 valandas. Va, tai iki tol aš dirbdavau po 100-200 darbo dienų, jau labiau, kad viena diena kainavo pakankamai didelę sumą. Taigi mano tikslas buvo daugiau parduoti dienų. Na, paimkite bet kurį konsultantą, visi konsultantai svajoja, kuo galima daugiau dienų turėti užsakymų, tada per likusią vieną kitą savaitę galima nuvažiuoti į geresnį viešbutį, geriau palsėti. Va, bet pamatęs tą knygą, pagalvojau, kad laikas kažką keisti ir keisti iš principo. Ir priimu sprendimą, tiesiog paprastai pasakiau 5, 4, 3, 2, 1, trekiau per stalą ir pasakiau, dirbsiu 4 valandas per savaitę. Neturėjau jokių įsivaizduojimų, kaip tai padaryti, bet tikslas buvo toksai, kad ne tik sumažinti dienų kiekį darbo praleiste, bet ir uždirbti daugiau, daugiau, daugiau. Ir nuo to laiko pasakiau, kad daugiau neusidėsiu niekuomet kostiumo, važinėsiu po pasaulį ir kaip žinia, kai tu priimi sprendimą, ne faktas, kad tu žinai atsakymą, bet tai ko gero yra geriausias sprendimas, nes jeigu mes turime ir sprendimą, ir veiksmų planą, tai ko gero mes klystame, nes jeigu tu iki šiol nebuvai pasiekęs kažkokių 10x tikslų, tikimybė, kad tu sudarysi veiksmų planą labai protingą, kuris tau duos rezultatą, iš tikrųjų yra labai mažai tikėtinas. Taigi aš pradėjau tiesiog ieškoti įvairių galimybių ir kai tu ieškai, atsiranda galimybė ir atsirado galimybė pradėti viskai kitokį būdą. Tai yra, aš sužinau, kad yra tokia savoka infoversas, kad 15 metų praleidau konsultaciniai versle, galvoju, kad jau viską išmanau, bet sužinau, kad tai yra maža tokia dalelytė iš visos aibės to infoverslo ir supratau, kad infoverslas turi daug įvairių šakų ir infoverslas ir leidžia sukurti tokį gyvenimo stilių, kaip norėjai.
Tai pradėjau mokytis ir laikui bėgant supratau, kad tai, ką dariau anksčiau, iš tikrųjų yra labai klaidingas kelias. Ir anksčiau, kai susitikdavau su kolegomis, sakydavau, nu kiek tų dienų praleidai konsultavimą, o aš ten šimtai, sako, aš net 200. Aš dabar susinau nuo to laiko, aš susitikdavau, klausiau, kiek dienų tu praleidai nedirbdamas. Ir aš galiu pasidžiaugti, va, galbūt tai kažkam net būtų skambės taip nu, keistai. Aš labiausiai džiaugiausi tomis dienomis, kurios aš nedirbu. Ir realiai jau daug metų dirbau ne daugiau negu 4 valandas per savaitę. Kartais net būna ir to per daug. Aišku, kartais kažką padarai, naują projektą, biškutį daugiau padirbi, bet pats standartas išliko. Ir aišku, tam, kad sukurto gyvenimo stilių, per tą laiką, nu šis aš aplankiau virš 60 pasaulio šalių, va, tai ir greitai vėl išvykstu į šiltus kraštus, va, tai ir supratau, kad, yra kažkokie tai principai, kurios galima pavadinti, kad tai yra amžini principai. Nes dabar mes matom, atėjo dirbtinas intelektas, viskas keičiasi ir mes norim vėl suspėti būti pirmieji, bet supratau, kad jeigu tu skubėsi iš paskos mados, tu visuomet būsi pavėlavęs, nes mada keičiasi, todėl ieškojau pagrindinių principų, kurie egzistavo prieš 100 metų ir egzistuos dar 100 metų į priekį. Ir būtent šiais principais remiantis padariau išvadą, kad yra įmanoma kiekvienam žmogui, kuris yra specialistas kažkokio savo sritinį. Ir nesvarbu, ar jūs esate inžinierius, ar jūs esate gydytojas, ar jūs turite savo kepiklėlį, ar turite savo gamyklą, jūs esate savo srities specialistas teisingai. Ir pirmą žingsnį, kurį reikia padaryti, reikia susimastyti apie išėjimą iš specialisto pozicijos į eksperto. Ir šitame kelyje, taip ar kitaip, jūs susidursite su trim didžiausiam problemom. Pirma problema, kaip tapti ekspertu, bet ekspertu, kuris nustoja laiką keisti į pinigus. O tai reiškia vieną kartą atliktas darbas, pavyzdžiui, suformuota ir aprašyta jūsų technologija arba tas jums know-how, kuris gali būti naudingas aibei, galbūt tūkstančiams žmonių šiame pasaulyje, kurie dar tik tai kelio pradžioje arba norėtų pagerinti savo ekspertizę. Tai va, vieną kartą įrašius savo žinias į kažkokią tai, na, pradžio popieriaus lapo, tai jūs tokiu būdu perinat į visai kitokį pinigų uždirbimo būdą, kuris vadinasi rezidualinės pajamos. Vieną kartą atliktas darbas jum atneša daug kartų apmokėjimą. Sutikite, tradiškai mums nepavyksta taip padaryti, nes tu vis vien turi daryti, po to gavai pinigus, po to vėl turi daryti ir mes keičiam didžiausią, brangiausią dalyką - savo laiką. O laikas niekas daugiau jų nebegražins. O pinigai, kuriuos uždirbom, juos vis vien išleisite, tai duosit kitiems. Tai galų galia nei pinigų nėra, nei laiko. Tai pirmoji užduotis ir pirmas sprendimas tai yra sukurti sistemą, kuri išlaisvintų jūsų asmenį laiką ir leistų vieną kartą atliktą darbą paversti nuolatiniu pajamų šaltiniu. Nieko bendro tai neturi su tomis pasyviomis pajamomis, kaip daugelis žmonių supranta, kad va, aš išnuomoju kažką ir man eina pinigai, daugiau nieko negauju. Ne, mes kalbam apie tai, kad tam, kad kažką sukurti, kas duos ateityje daug kartinį apmokėjimą, reikia paplušėti, padirbėti. Va, tai ir antra problema, kuri dažniausiai atsiranda, kai žmonės pradeda galvoti, aha, aš esu specialistas, kaip man tą savo ekspertinę nuomonę paversti pinigais. Atsiranda tas vadinamas, nepasitikėjimas savimi. Aš nepakankamai geras, yra geresnių už mane specialistų, ką aš čia tokio naujo pranešiu. Ir ypač tai labai būdinga tiem žmonėm, kurie jau daug labai ilgai dirba kažkokiai srityje ir jiems atrodo, kad ir visas pasaulis lygiai tą patį žino, ką ir jie. Ir paradoksas, kad kuo daugiau tu žinai, tuo daugiau tu nežinai.
Ir atsiranda vidinis toks stabdis, kad ne, aš nenoriu išeiti, aš esu toks intravertas, aš toksai, nu, nežinau, aš nesu rašytojas, aš nesu dėstytojas, aš nesu konsultantas. O šitoje vietoje labai svarbus dalykas suprasti, kad neįmanoma nieko padaryti su šitu sindromu. Jisai yra ir kuo daugiau jūs gilisitės į savo sritį, tuo jisai bujos vis labiau. Nes kuo daugiau žinai, tuo daugiau nežinai. Ir jeigu jūs pastatėte vieną sėkmingą verslą, pas jūs bus abejonių, ar galėsite pakartoti tą sėkmę. Jeigu jūs pastatėte 5 verslus, pas jūs bus abejonė jo, bet kiti padarė 300 verslų. Taigi kiekvieną kartą, lygindami save su kažkuo kitu, jumise bus šitas vidinis sabotažnikas toksai, vat. Bet gera žinia, kad jūs galite tiesiog ignoruoti ir nežiūrėti tai, daryti tai, ko reikalauja sistemos sukūrimas. Ir gera žinia, kad šiais laikais, kai yra dirbtinis intelektas, jums nereikia būti pačių rašytojų, jums nereikia būti dizainerių, jums nereikia būti copywriterių, jums nereikia būti mokytojų, jums nereikia visų šitų profesijų, netgi nereikia samdyti šitų žmonės, jūs galite visą tai padaryti su dirbtinio intelekto pagalba. Ir nesvarbu, kad jūs nieko nedėstėt, kad esate savo labai siauros specialybės, pavyzdžiui, nežinau, čiburiekų kepimų ekspertas, bet jūs galite paruošti gerą receptą ir šio recepto pasidalinti su aibė kitų žmonių, kurie ieško tokių receptų. Taigi, pats svarbiausias dalykas, ką aš noriu pasakyti, kokį jūs paimtumėt aplink save, gulintį daiktą, pavyzdžiui, mobilus telefonas, nežinau, tušinukas, paimkite automobilį, paimkite palmę. Visi daiktai, kuriuos mes matome, aplink save turi informacinį lauką. Reiškia, yra kažkokia informacija susijusi su to gaminiu arba su to kūriniu. Ir yra aibė žmonių, kurie norėtų viską atiduoti, kad sužinoti, o kaip prižiūrėti va šitą palmę, kaip pastatyti namą šalia vandenino, arba kaip išlaikyti sveikatą, nes mes gyvenam informacinių technologijų tokiam istoriniam periode, o pagrindinis žodis yra informacija. Bet informacijos yra labai daug ir atrodo, jinai visa yra nemokama, bet jūs galite iš jos užsidirbti, jeigu iš tos informacijos padarysite know-how, remiatės savo patirtimi, kitų ekspertų patirtimi, jūs galite sukurti know-how. Ir būtent už know-how jūs ir galite gauti didžiulius pinigus ir gauti juos nuolatos. Nes žmonės visą gyvenimą domėjęsis tokiais dalykais, kaip gyventi gražiai savo šeimoje, visą gyvenimą jie norės sužinoti, kaip valdyti stresą, kaip pagaminti gražų skanų patiekalą, kaip pastatyti savo pavėsinę. Visą tai domint žmonės lygiai taip pat, kaip tai buvo prieš 1000 metų. Tik mums net neteina į galvą, kad iš to galima užsidirbti, nes mes esame pagrindinė vartotojai. Pasižiūrėkit, koks yra didžiausia paieška internete, kaip kažką išmokti, kaip kažką padaryti. Tai vad už atsakymą į klausimą, kaip tai padaryti, jūs ir galite gauti pinigus. Aišku, su sąlyga, kad jūs žinote kažkokį tai dalyką, kažkokį know-how turite vienoje siauroje srityje, arba keliose srityse, arba žinot žmogų, kuris žino. Arba pats pasiryžęs įsiaiškinti iš įvairių šaltinių, laiko bėgant tapti ekspertu ir tada šią ekspertizę galite pasidalinti su kitais žmonėmis. Dar noriu pasakyti, kad daugelis žmonių, kai išgirsta tokį žodį infoverslas, labai dažnai asocijuoja jį su konsultantais, su ten coacheriais, su mentoriais, su mokytojais. Nėra nei vienos verslo srities, kuriame jūs negalėtumėt panaudoti infoverslo instrumentus. Nekilnojamas turtas. Pasižiūrėkite Donaldas Trumpas. Jisai sukūrė savo universitetą, vedė savo laidas ir jisai tokiu būdu kūrė ir brandą savo, ir padidino kainą, kainą savo nekilnojamo turto. Mažai ką žino, bet daugelis pastatų, kur yra užrašytas Trumpas, nieko bendro neturi su pačiu Trumpu. Jisai tik tai už
leidimą pakabinti savo pavadinimą, jie moka šimtus milijonų dolerių. Paimkime tokią gamyklą kaip Toyota, visi žino Toyota automobilį, bet kodėl tai yra numeris vienas brandas? Aš pats mokiausi Toyota su šitam institutė. Ir aš klausiau pas jau japonus, pas mano mentorių, sensei, kurių patirs 40 metų. Aš sakau, prašau, jūs užsiimate automobiliais. Kodėl jūs dar visą pasaulį mokinate, kaip organizuoti procesus, kaip juos optimizuoti, juk jūs mokinate tokiu būdu konkurentus. Juk tai nėra jūsų verslas. Jūs galėtumėte susikoncentruoti į ką? Į automobilių gamybą. Į ką sensėjus atsakė? Yra keletą priežasčių. Pirmas dalykas, kai mes ruošiam medžiagą, mes save verčiame susimastyti ir išanalizuoti ir iš tokios metapozicijos pasižiūrėti tai, kaip vyksta veikla pas mus. Antras, tai pareigoja mus palaikyti aukščiausią lygį, nes mes pranešam pasauliu, kad mes esame numeris vienas šitoje srityje. Trečias dalykas, yra daug mūsų tiekėjų, kurie nespėja iš paskos mūsų. Ir mes privalome juos išmokinti, o kur jie gali išmokti, tik tai mūsų know-how universitete. Plius mes norime, kad ir kiti verslai klestėtų ir šitie verslai yra potencialus mūsų klientai. Ir tokiu būdu, jeigu tu turi, nežinau, kažkokią tai statybinę organizaciją ir naudoji Toyotos gamybos principus, didelė tikimybė, kad tu ir pirksi kokį automobilį Toyota. Aš pas daug metų važinėjau tik su Toyota, kodėl tai buvau įsimylėjęs į šitą visą know-how. Taigi nėra, dar kartą pakartosiu, ir dar kartą, nėra ne vieno verslo, kurį jūs negalėtumėt praturtinti ir padaryti pelningesnių, jeigu sukurtumėt aplink tą verslą informacinį lauką. Kviestumėt klientus, kviestumėt savo netgi konkurentus, dalintumėte savo patirtimi ir save pozicionuotumėte rinkoje kaip kas, kaip ekspertai. Nesvarbu, ar tai yra bandelių kepimo srityje, ar tai yra valymo srityje, ar tai yra verslo kūrimo srityje. Vat, jūs visuomet galite užsidirbti labai didelius ir gerus pinigus. Jeigu jūs nesate verslo savininkas, jums tiesiog dar labiau reikia pagalvoti apie galimybę kurti savo informacinį imperiją. Kodėl? Todėl, kad jūs esate specialistas, jūs taip ar kitaip mokotės kažkokių dalykų. Jūs privalote nuolatos tobulinti savo dalykus ir jūs norite parduoti save brangiau. Taigi vien tik iš šitos pusės būti ekspertu yra žymiai geriau, nes jūs nustojate konkuruoti su savo kolegomis. Jūs patenkate į tą aukščiausią lygį ekspertų, kurie pats diktuoja, už kokią kainą, kiek laiko ir su kuo dirbs. Taigi ir jums apsimoka. Plius galbūt dalį savo pajamų. Pavyzdžiui, mano atveju tai yra 95% pajamų aš gaunu ne iš asmeninio dalyvavimo kažkokiuose mokymuose. Ta pati galite padaryti ir jūs. Tai jūs išlaisvins. Jums leis galimybę pasirinkti, kada jūs atostogausit, kiek ilgai jūs tenais praleisite ir aplamai jūs galite daryti tai, ką norit. Aš jau galbūt 20 metų dirbu pats savo ir suprantu, kad visuomet galima neatsakyti telefoninius skambučius, vat, nes neturiu vadovo ir žinau, kad tai yra iš vienos pusės ir daugiau laisvės, bet iš kitos pusės yra atsakomybės. Taigi, jeigu jūs norit prisimti didesnę atsakomybę, jūs tai galite padaryti su sąlyga, kad jūs esate ekspertas. Nes specialistai negali prisimti atsakomybę už savo darbą, nes jūs žaidžiate pagal svetimų žmonių taisyklės. Tai nebūtinai yra blogai, bet. Ir trečioji priežastis ir trečioji problema, su kuria susiduria visi kelyje iš specialistų į ekspertų, tai yra išorinės kliūtis. Neturiu laiko, esu ant tiek pavargęs, net neturiu laiko palsėti. Pats laikas susimastyti kažką daryti kitaip, nes būtent info verslo instrumentai leidžia tau sukurti daugiau laisvo laiko. Antras, neturiu pinigų. Bet kaip tai, juk tu esi specialistas. Tu visą laiką praleidai kur darbe, tu neturi laisvo laiko, bet ir pinigų neturi.
užburtas ratas. Būtent tau reikia pagalvoti apie kitokį procesą pinigų uždirbimo. Trečias dalykas, galbūt įmonė turi visą eilę apribojimų ir tau neleidžia to. Reiškia, aibę galima surasti priežasčių, kurios apriboja tave nuo tos pradžios. Bet didžiausia apribojimas yra, gerai, o kaip tai padaryti? Kaip minėjau, aš pats 15 metų dirbdamas o, mokymų srityje ir aukščiausiam lygiai dirbdamas su geriausiam kompanijom ir pats dirbau geriausiose kompanijose. Tai aš galvoju, kad viską žinau, bet po to turėjau ilgą, labai skausmingą ilgą kelią ir iki šiol mokausi, nesuprantu, kiek daug aš dar nežinau. Bet mano visuomet strategija buvo tokia. Tu gali arba padirbėjęs kažkokioje kompanijoje, perimti tą patirtį. Ir man pavyko, nes aš dirbau geriausiose pasaulio kompanijose, kaip samdomas darbuotojas. Ir pirmas mano darbas buvo tarptautinė kompanija, taigi man nuo pat pirmų dienų, žinot, buvo įkalta į galvą aukščiausi standartai. Tai yra pirmas būdas, bet nedaugelis iš mūsų turi galimybę įsidarbinti ir ilgai dirbti ir perprasti visus niuansus su užsienio kompanija. Tai kad dirbdamas užsienio kompaniją, tu daug ko išmoksti, bet tu daug ko ir neišmoksti, nes viskas lieka kur po vandeniu. Tu tik matai aisbergų viršūnę, tik matai iš savo darbo pozicijos. Bet vėl daugelis žmonių išėjusių iš kompanijų nesugeba sukurti tokios pat korporacijos, nes daug dalykų lieka kur po vandeniu. Antras būdas tai nusipirkti franšizę, kažkokį verslą, kuriame procesai visi yra aprašyti. Vėlgi yra gerai, bet franšizė tave vers atlikti tam tikrus standartinius veiksmus ir tu iš tikrųjų galėsi būti sėkmingas, bet labai siauroj nišai. Ir tave tai neišlaisvins. Norėsi daugiau pinigų, turėsi antrą franšizę nusipirkti, trečią franšizę. Ir plus franšizės kainuoja gan brangiai. Nuo milijonų dolerių, kaip pavyzdžiui, McDonald's, 100 000 kažkokios kavinės, pavyzdžiui, netaip žinomos. Na, pigiausia franšizė, ko gero, kainuoja 10 000 ir jinai privers tave nuo ryto iki vakaro dirbti. Nes tokie yra reikalavimai. Tai yra vienintelis būdas išlaikyti standartus, pačiam aktyviai visuose šituose procesuose dalyvauti. Ir trečias būdas iš ko nors pasimokyti, kuris jau praėjo visus tos kelius. Va, tai ir kadangi aš praėjau ir vieną, ir kitą kelią, ir aš dirbau daug metų su franšizėmis, padėjau kompanijoms aprašinėti franšizės, dirbau stambiausiose korporacijose. Taigi per 15 metų man dar pavyko ypatingas dalykas. Man tai yra tiesiog sukeldo pačią didžiausią džiaugsmą, nes man patinka stebėti ir modeliuoti sėkmę. Man patinka sėkmingų žmonės stebėti, aiškintis, ką jie daro kitaip. Labai dažnai paklausiu sėkmingų žmogus, pažiūrėjau, verslininkų, jie nelabai dažnai sugebėtų atsakyti, ką jie daro. Jie nelabai gali pamokyti. Jūs žinot, pažiūrėjau, labai dažnai manoma, kad jeigu nori išmokti kažko, eik pas čempioną sportinį. Žinokit, bloga idėja. Pasaulio čempionai, kaip taisyklė, labai orientuoti į save. Jiems visa komanda dirba. Ir daugelis pasaulio čempionų pripažindavo, tas pats Arvydas Sabonis, berods sakė, kad aš negaliu būti geras treneris, nes aš klausiau tik trenerių komandų ir aš buvau orientuotas į tobulinimą savęs. Trenerių darbas yra visai kitoks. Taigi, bet analizuojant, ką daro geriausi sportininkai, geriausi verslininkai, tu iš tikrųjų gali pastebėti, kad jie atlieka tos pačius dalykus, kurios pats labai dažnai net nesuvokia. Tiesiog atlieka. Nu, tiesiog va taip. Vat, ir per tos 30 metų padirbėjęs įvairiose srityse ir treniruodamas žmonės, kaip metatreneris, ką reiškia metatreneris, aš treniruodavau žmonės įvairių sričių, kuriuose pats nelabai ką suprasdavau. Aš treniruodavau užsienio kalbų mokytojus. Aš dirbau ir dėsčiau anglų kalbą, prancūzų, vokiečių, kinų, ne kaip dėstytojas, bet kaip metatreneris. Aš treniruodavau trenerius, kaip jiems geriausiai treniruoti kitus. Aš buvau treneris muzikos mokytojams, nes 10 metų pasinėjęs nagrinėjimo, kaip žmonės išmoksta įvairių įgūdžių. Man teko treniruoti sportininkus aukščiausių lygių.
Ir paradoksas, galbūt žinot, yra tokia net sistema vidinio žaidimo, kuriame paaiškėja, kad kuo mažiau treneris išmano apie kažkokią sritį, tuo jau lengviau pavyksta išlaisvinti sportininkų potencialą. Praškai visi sportininkai tam tikrame lygyje pakeisdavo savo trenerius. Nes treneris žino labai siauroj srity ir primeta savo sportininkui, kad tas irgi kažką savo tokio, žinot. O mums reikia atskleisti tą potencialą. Tai va, dirbdamas įvairiuose srityse, dirbdamas rytų kovos treneriu ir armijoje, ruošęs žmonės karui, supratau, kad sėkmė tai nėra atsitiktinumas, tai nėra likimo dovana, o tai yra tam tikra sistema, kurioje yra tam tikri elementai. Ir sujungus tos elementus į vieną sistemą, tik tada tu gali pasiekti rezultatą. Aš pats padariau daug klaidų informacinėme versle. Aš darydavau vieną dalyką, bet nedarydavau kito dalyko. Aš darydavau tris dalykus, bet nedarydavau ketvirto dalyko. Ir kiekvieną kartą, kai aš kažką praleisdavau, nevykdavo tos magijos, nevykdavo to efekto. Taigi, šiandien noriu su jumis pasidalinti, kokią aš sukūriau sistemą, kurią pavadinau ekspertų paslaptys. Jis skirta visiems žmonėms, kurie nori išeiti iš specialisto lygių į eksperto vaidmenį. Kodėl vadinasi paslaptis? Nes aš įdėjau į jas būtent tos dalykus, kurie yra po vandeniu. Daugelis iš mūsų mėgdžiodami kažkokius kitus verslus, mėgdžioja dažniausiai tik tai tas, kas yra viršuje. Va, nes tai yra lengviausia pastebėti, lengviausia atkartoti. Bet didžiuliai pinigai tam pačiam info versle, tai pačiam ekspertiniai veikloje guli kur po vandeniu. Taigi dirbdamas su ir mokydamas iš pačių stipriausių info verslo ekspertų, tokių kaip Robertas Alenas, Tony Buzanas, Anthony Robbins, Russell Brunson, Alex Hormoz ir Dan Kennedy. Visi šitie mokytojai, aš galėjau tiesiogiai iš jų mokyti, stebėti ir mano ypatingas talentas yra sudėtingus dalykus, o labai dažnai daugelis iš jų dėstė gan sudėtingai. Mano talentas ir kompetencija yra suspausti tai ir ištraukti patį svarbiausią dalyką, kad tokiems paprastiems žmonėms, kaip aš pats esu, būtų aiškiau ir paprasčiau. Tai aš jums šiandien paaiškinsiu, kas yra per programa ir, kaip minėjau, jinai skirta tiem žmonėm, kurie nori pakeisti savo ne tik statusą, be ir tokiu būdu uždirbti daugiau pinigų iš savo žinių, bet ir leidžia sukurti sistemą. Sukurti sisteminį verslą. Kitai žodžiais, iš amatininko, kuris parduoda savo laiką į pinigus, tapti ekspertu, kuris sukuria sistemą. Aišku, tai reikalaus laiko, todėl pati programa užtrunka 15 savaičių. Nei per daug, nei per mažai, bet tai yra optimalus laikas, minimum tas laikas, kurį galima pasiekti maksimum rezultatą. Tai va, tikslas šitos programos padėti jums sukurti sistemą, naudojant tuos modelius ir tas sistemas, kurias naudojo jau daugelį metų ir geriausi pasaulio ekspertai šitoje srityje. Ir ši programa susidaro iš 3 modulių. Pirmas modulis tai yra asmeninio brendo kūrimas, nes taip ar kitaip, jeigu jūs norite užsitikrinti ekspertų poziciją, jūs turite sukurti brandą. Net jeigu jūs turite savo gamyklą arba įmonę, turi būti kažkoks vėliavnešys, nu toks kaip Steve'as Jobsas, pavyzdžiui, Ilonas Maskas, jie visi buvo ką vėliavnešiai, kurie sukūrė brandą. Nes pats produktas sunkiai sukuria va tą neapčiopiamą tokią charizmos, tokio ypatingos traukos pojūtį klientams. Ir mes šitoj daly mokinamės paprastų principų, kurie leidžia jums save išsipozicionuoti ir pristatyti rinkai kaip tikrą brandą. Antra dalis - infoproduktų kūrimas. Šioje dalyje mes mokinsime su jumis ko, aš gal padidinsiu, mes mokinsime sukurti infoproduktus, kurie laikui bėgant nedidėja kažkodėl tai.
Gerai, kurie, galbūt taip padarysiu. Ne. Ok. Kurie iš tikrųjų vieną kartą pagaminti galės jums nešti daugybinius pajamų šaltinius ir daugkartinius pajamų šaltinius. Ir trečias tai yra info verslo kūrimas. Šitoj trečioje dalyje mes kalbėsim apie verslą kaip sistemą. Kaip sujungti įvairius elementus, tokius kaip automatizuoti pardavimų piltuvai, kaip prijungti į internetą, internetinį marketingą, kaip prijungti dirbtinį intelektą, kad 80 procentų jūsų darbų atliktų kiti žmonės arba dirbtinis intelektas ir kad visi šitie elementai, kaip gerai suderintas reiškia, orkestras gražiai, gražiai, kaip čia, grotų. Kiekvienas modulis susidaro iš 5 užsiėmimų, kiekvienas užsiėmimas trunka, nu, būna kas savaitę, kiekvieną šeštadienį. Jau pirmas užsiėmimas jau greitai, ant dienų prasideda. Ir kokios temos yra nagrinėjamos ir kokių instrumentų mes išmoksime kiekviename iš šitų modulių. Kaip minėjau, kiekvienas modulis susidaro iš 5 savaičių. Ir pirmą savaitę mes nagrinėsime pirmą paslaptį, tai yra jūsų balso suradimą. Nežinau, ar teko jums skaityti ar ne, jeigu neteko, būtina paskaitykite, tai yra Steveno Kovio knyga Aštuntas įgūdis. Jeigu prieš tai jisai parašė bestsellerį, 7 sėkmės lydimų žmonių įgūdžiai, tai aštuntas, vat, ir iš šitų 7 įgūdžių esmė padėti maksimaliai efektyvumą padidinti žmogaus ir organizacijos. Bet aštuntas įgūdis skirtas tam, kad nuo efektyvumo perėti prie tos didingumo, kad tapti tikrų lyderių. Ir tam, kad tikrų lyderių tapti, vienas iš svarbių dalykų, tai yra sugebėjimas surasti vidinį balsą, tai yra aistrą, norą šitam pasauliu pranešti savo versiją, kaip turi atrodyti tam tikras darbas, kaip turi atrodyti tam tikra veikla, nes jeigu jūs nesurasite savyje šito savo balso, ir jeigu nesurasite jėgos, kad šitas balsas įsiverštų, reiškia, kur jeigu jūs nesurasit jėgos, kad kalbėti viešai per įvairius kanalus, tai nieko nevyks. Neįmanoma sukurti, bandysiu iščiausti ir pinigų, bet neturiu nei aistros, nei norų su pasauliu. Ne, taip neveiks. Bent jau aš nemačiau sėkmės pavyzdžių, kur žmogus taptų tikrų brandų, jeigu jisai užsima veiklą, kuri jį neveža. Tai mes šioje vietoje ieškosime ir tikrai surasime jūsų tą vidinį balsą ir mano misija bus padrasinti jums tą balsą prasiveršti. Ir tai yra pirmas labai svarbus žingsnis. Antras dalykas, antra paslaptis, tai yra savo ekspertinės kompetencijos nustatymas. Na, daugelis iš mūsų yra baigę kažkokius universitetus, dirbu ne viename darbe ir turime daug kompetencijų. Mes esame geri tėvai, geros žmonos, geros mamos, esame geri galbūt sportininkai, turime savo gražų balsą, mes turime daug įvairių talentų ir turim labai gali būti daug įvairių kompetencijų ir domėjimąsi tokių sričių. Bet mums reikia surasti tą vieną ypatingą kompetenciją, kurią mes ne tik norėsim prisidėti, bet norėsim ją ir tobulinti. Ne? Nes koks tu bebūtum tobulas, tu turi ir toliau norėti degti tą idėją. Va. Ir paradoksas šitoje vietoje jūs įsiaiškinkite, kad net jeigu jūs nesijaučiat, kad kažkokioje srityje esate jau ekspertas, bet turite kažkokią tai skausmą, turite kažkokią problemą, kurią iki šiol dar, neįsprendėt, vien tik tai noras surasti atsakymą gali ir tapti jūsų to kompaso, kuris ir leis jums sukurti fantastišką didelį industriją. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių - stebėtojai svorio yra tokia organizacija, kurie sukūrė moteris, kuri pati kentėjo nuo viršsvorio, bandė daug įvairių dietų, jai niekaip nepavykdavo atsikratyti ir jinai galų gale susimetė su draugais, sako, vienykimas, vieną kitą padėkim, stebėkime. Ir po to vis daugiau pradėjo
kurtis tokių klubų ir laiko bėgant po kažkiek ten metų jinai išplėtė savo šitą veiklą, pati tarp kitko ir atsikratė nereikalingų svorių ir ši kompanija buvo parduota už milijardus, milijardus, suprantat? Žmogus iš savo problemos padarė ką labai milžinišką gerą verslą. Tai mes va šitom etape mokysimės, kaip atrinkti iš aibės variantų tą vieną vienintelę kompetenciją, ko pagrindu ir kursis jūsų ateities ateities imperija. Trečia paslaptis ir trečia savaitė tai yra savo nišos suradimas. Vienas dalykas surasti savo aistrą, surasti savo kompetenciją, bet dabar mums reikia surasti, o kurgi tie žmonės, kur jie tūsinasi, kur jie tenais, reiškia, kur jie slepiasi ir ko jie gyvena, kas jiems skauda, kas juos labiausiai domina, nes būtent šitie žmonės ir taps jūsų idealiais klientas. Na, o mes tai vadinam, kaip surasti savo nišą. Ir jūs nustepsite, kad šiais laikais, kai atrodo aibė yra įvairių variantų, visuomet galima surasti arba sukurti nišą. Ir, vat, pavyzdžiui, pavyzdys, žinom, Dubajaus tas šokoladas, nu jau atrodo jau nišų neberasi, kokių tik nebuvo šokoladų. Moteris, kuri mėgo šokoladą, sumaišė keletą ingredientų ir padarė dabar multimilijoninį industriją po viso pasaulio, tai visai atsitiko neseniai. Taip kad niša tik laukia jūsų, reikia tik iki jos dasibelsti. Ketvirta paslaptis - savo metodų kūrimas. Jeigu jūs kepate blynus ir darote tai tuo pačiu būdu kaip ir visi, jūs neturite jokio unikalumo arba galbūt pas jūs yra geras receptas, bet jūs jį galite pateikti tokiu būdu. Kitais žodžiais, jūs vis vien turite kažko išsiskirti ir svarbiausia, savo tą kompetenciją paversti metodu. Nes metodas tai yra tai, kas, jeigu žiūrėt moksliškai, leidžia jūsų know-how, tą vidinę tokią nesąmoningą kompetenciją pateikti tokių pavydalų, kad to galėtų išmokti bet kas. Va čia yra menas. Ir šitoje vietoje aš turiu ypatingų kompetencijų, nes padėjau labai daugeliu trenerių sukurti programas ir metodologijas. Ir pats esu sukūręs ne vieną metodiką, pagal kurią, tarp kitų, dabar 10 000 studentų iš 60 pasaulio šalių naudojasi mano metodologiją. Taigi šitoje tikrai galėsiu padėti ir jums sukurti jūsų metodą, kaip išmokinti arba kaip perduoti kitiems tas žinias. Nes netgi daugeliu seminarų vedėjų, lektorių, coacherių, jie neturi metodologijos. Jie net neįsivaizduoja, o kaip išmokinti. Jie moka skaityti paskaitas, galbūt gražiai kalbėti, bet tik tai vieni tai turi savo metodologiją. Todėl jie yra info verslininkai, bet nėra know-how verslininkai. Mesgi čia mokinsim supakuoti jūsų žinias į labai suprantamą metodologiją, nes būtent žmonės perka ne jūsų žinias, o metodologiją. Nepaslaptis, pavyzdžiui, paimkite receptų knygą ir pagaminkite pagal receptus. Daugelis šeimininkų pripažins, kad tai yra nepaprastai sunku, nes receptą aprašyti ant tiek nekonkrečiai, kad labai dažnai neišėna, bet aš pats dabar mokausi gaminti sveiką maistą ir man sunkiai sekasi, beveik ne vienas receptas, kurį aš bandau atkartoti, nepavyksta. Kodėl? Todėl, kad receptai aprašyti ne pagal tam tikrą tinkamą įsisavinimo metodologiją. Ir penkta paslaptis tai yra unikalus komercinis pasiūlymas. Jūs turite savo aistrą, jūs turite savo kompetenciją, jūs jau suradote savo idealų klientą, jūs net sugalvojate metodologiją, kaip jam perteikti. Bet dabar kaip tai supakuoti ir pateikti rinkai, kuri yra jau, na, turi gausybę įvairių pasiūlymų. Kaip sukurti savo unikalų komercinį pasiūlymą. Ir čia vėlgi jūs galite būti išsigandę, oi, kad tokių dalykų aš pats mokysiu iš kitų kursų, ką aš čia naujo pranešiu. Patikėkit, jums nieko super naujo pranešti nereikia. Atvirkščiai, jeigu jūs net sukurs kažko turbo kvatro nežinomų, tikimybė, kad didžiulis kiekis žmonių puls pirkti, norėdami sužinoti tokio supernaujo. Ne, tai yra klaidinga strategija. Jums reikia tiesiog 10% skirtis nuo savo
stipriausių konkurentų. Tik 10 procentų. Darykite tą patį, ką daro geriausiai ir šiek tiek skirkitės. Vat kaip suras tos 10 procentų, mes penktoj savaitėje su jumis praktiškai ir ką mokysimės. Mhm. Toliau. Antras modulis - infoproduktų kūrimas. 5 savaitės. Mhm. Šešta paslaptis - idealaus kliento skausmo nustatymas. Reikia suprasti, kad tai, ką žmonės nori, labai skiriasi nuo to, o kas pas juos yra viduje. Viduje žmogus nori automobilį, o viduje priežastis, kodėl jisai perka automobilį, tai, kad turi vidinį kažkokį tai skausmą, vidinį norą, kuris ne visuomet yra išreiškiamas žodžiais. Taigi žmonės perka dėl išorinių priežasčių, bet priima sprendimą dėl vidinių priežasčių. Ir ot mūsų užduotis išmokti savo idealių klientų pagautą tikrą skausmą, nes būtent jūsų informacija ir bus kaip vaistai tam skausmui nuraminti. Jeigu aš žinau skausmą ir galiu tiksliai savo žinutę nešti tam mano idealiam klientui, tai būtent šitos skausmo suvokimas ir padės mums surasti ką tarpusavio supratimą, pritraukti jo dėmesį. Septinta paslaptis yra vertės kopėčių. Kopėčių. Tai mums šitoje vietoje reikia ką? Išmokti sukurti vertę, bet palaipsniui. Nes jeigu jūs iškart bandysite pasiūlyti žmogui spręsti visas gyvenimo problemas, na, ko geriausiai A nepatikės, B nesuvirškins, nenurys viso to. Todėl mums reikia sugebėti palaipsniui kažką pasiūlyti iš pradžių nedidelę problemą įspręs, po to didesnį, po to dar didesnį, po to dar didesnį. Tai vadinasi, kaip laiptelis kilti į viršų, vis daugiau nešant žmonėms naudos. Ir čia, tarp kitų, 99% konsultantų ir specialistų turi problemą. Jis tiesiog nežino, kaip kurti šitą vertę, kaip ją suskalyti į laipsnės ir būtent čia mes to ir mokinsimės. Aštunta paslaptis - infoproduktų matrica, arba kaip mano mokytojas Robert Sangna vadina milijonieriaus matrica. Čia mes mokinsime, kaip sudėlioti jums šitus produktus savo matricoj, taip, kad klientui būtų labai lengva iš pradžių paragauti, po to sumokėti daugiau, po to dar daugiau, po to dar daugiau. Ir kokie tai gali būti laipteliai, iš kokių dalių susidaro ta matrica. Ir plus, čia bus geras instrumentas paskaičiuoti, ko jums reikia, kiek jums reikia, ką jums reikia padaryti, tam, kad užsidirbti savo pirmą milijoną. Mhm. Va, ta devinta paslaptis - 7 infoproduktų rūšis. Na, žiūrint, čia kaip melodijos. Yra 7 natos, yra begalė, begalė įvairių variantų. Taip ir čia yra 7 pagrindiniai infoproduktų rūšis ir mes mokinsimės gaminti kokteilius. Jūs pamatysite, kokia yra begalė variantų, kuriuos jūs galite sukurti. Dabar net nesiduoti. Aš anksčiau, kaip minėjau, 15 metų dirbdamas konsultacinį verslą, aš galvoju, kad tik tai mokymai ir konsultacijos yra pagrindiniai instrumentas, kaip pardavinėti savo kompetenciją. Bet aš supratau, kad tai yra vienas iš tūkstančių kombinacijų. Ir vat, kaip tapti meistru ir kombinuoti, kad nebūtų per daug, bet ir nebūtų per mažai, kad kiekvieną kartą vieną išgirdus melodiją, norėsiu dar antrą, norėsiu nusipirkti visą jūsų albumą, kaip kurti tą visą serialą jūsų infoproduktų, būtent čia mes ir mokinsimės. Ir 10 paslaptis tai yra hackingas, čia parašyta checkingas. Hackingas tai yra, kai mes su jumis mokinsimės, kaip išnagrinėti, išlukštenti ir įsilaužti į jūsų didžiausių konkurentų virtuvę. Kaip sužinoti geriausių, pelningiausių receptų paslaptį. Jeigu jūs galvojate, kad čia kažkas nelegalaus, žinokite, atvirkščiai būtent taip ir vyksta progresas. Ką daro geriausias automobilių kompanijos? Nuperka savo konkurentų automobilius, išardo juos, sužino kažką naujo savo ir to pagrindu sukuria savo. Taip ir čia mes nagrinėsime, kaip modeliuoti kitų žmonių, kitų korporacijų sėkmę,
kaip įsilaužti ir pamatyti už ne tik tai aisbergo viršūnę, bet kaip pasinerti į gilį ir sužinoti, kur glūdi visi pinigai. Kodėl vienas saitas turi 10 tūkstančių pelno per metus, o kitas milijonus. Va čia yra aiški tą vadinamą benchmarkingo arba modeliavimo technologiją, kur aš jūs išmokinsiu ir pats aš jau 30 metų ją aktyviai naudoju ir nežinau jokio kito greitesnio būdų patekti į viršūnę kompetentinių žmonių, kompetitingų žmonių viršūnę, kaip tik vat, neįsiaiškinti, ką daro kiti. Žinokit, kad visi tyrimai rodo, kad Nobelio premijos laureatai visi savo aplinkoje turi ką kitus Nobelio premijos laureatus. Visi pasaulio čempionai stebi ir žaidžia tik su kitais pasaulio čempionais. Tik tada jie gali įsivežti naulį. Aukščiausio lygio muzikantai visuomet tūsinasi su kuo? Su aukščiausio lygio muzikantais. Tai vad kaip patekti į tą tūsą, kur plūduriuoja pačio aukščiausio lygio rykliai ir ko galime iš jų išmokti, va čia mes ir nagrinėsime su jumis. Trečias modulis - tai yra info verslo kūrimas. Kaip minėjau, jūs galite užsidirbti iš informacijos, jeigu pardavinės savo laiką, pavyzdžiui, mokinsite kaimynus, draugus, kaip kepti kokius kepsniukus ir iš tikrųjų galite net iš to ir užsidirbti. Bet tai jūs naudosit savo laiką. Plius galbūt pas jūs yra kitai verslai, kiti užsiėmimai. Tai tam, kad sukurti ne tik tai savo kaip ekspertų brandą, bet ir paversti tai sistemą, kuri dirbtų 24 valandas per parą. Būtent čia mes įdėjome tos 5 elementus arba tas 5 paslaptis. Tai 11 paslaptis, kur leidžia laiką jūsų klientai. Daugelis žmonių sako, gerai, aš turiu kompetentiją, bet kaip sukurti tą trafiką, kaip sukurti tokį srautą, kad pas mane ateitų naujų klientų, kur aš neturiu pinigų reklamai, aš nieko neišmanau apie tai. Gera žinia, kad jums nereikia kurti savo trafiko. Jums reikia pasižiūrėti, kur jau yra dabar geras trafikas, kur tūsinasi jūsų visi klientai ir dalį šitų klientų, dalį šito trafiko mes kalbėsime apie strategijas, kurios leidžia nemokamai arba labai su nedideliu biudžetu nukreipti link savo to vadinamo pardavimų piltuvo. 12 paslaptis - Dream 100 strategija. Šitoj vietoj jų mes mokinsimės, kaip sukurti savo partnerių, ne konkurentų, o partnerių draugiją. Daugelis lietuvių mes vienas į kitą žiūrim kaip į konkurenciją, netgi savo darbuotojų žiūrim konkurenciją, labai dažnai mūsų darbuotojai išeina ir sukuria konkurentinę kompaniją. Čiagi aš siūlysiu visai kitą strategiją, kurią naudoja pats sėkmingiausi infoverslininkai. Tai yra prisišlėti prie įvairių alijansų, sukurti tokius alijansus ir turėti 100 partnerių, ne tik Lietuvoje, bet po viso pasaulio, ir iš karto gauti prieigą prie jų jau esamo srauto, prie jų klientūros, atsiremti jų autoritetą, taigi ši strategija leidžia 10-eriopo, tai ir 100 kartų greičiau ir daugiau pritraukti klientų ir pinigų. 13 paslaptis - tai yra socialinių tinklų alchemija. Aš pats nesu geras labai specialistas, praškai nekoks esu specialistas, nesu technarius, kaip ir daugelis iš jūsų, ko gero. Bet gera žinia, kad jums nereikia išmanyti visų techninių gudrybių, jo labiau, kad socialiniai tinklai tiek greitai keičiasi, kad bandyti suspėti iš paskui tų pokyčių, yra neįmanoma. Netgi specialistai, kurie siauroj srity dirba, kažkas su Facebooku, kažkas ten su Target reklama kažkokia, tai yra labai siauras specialistai, bet jums reikia suprasti principus. Jums reikia suprasti ir mes čia nagrinėsim, kokiais principais vadovas kiekvienas iš pagrindinių platformų ir kokios ten yra žaidimų taisyklės ir kaip panaudoti tą žaidimų taisyklę, kad sukurti tai, kas vadinasi nemokama reklama arba organinė reklama. Kaip skleidžiant žinias tam tikrose platformose, pasinaudoti tų platformų gale ir iškelti savo sistemą, savo informacinį imperiją visai į naują lygį. Kai aš sužinojau šitas paslaptis, aš ko gero per vieną šitą pamoką tapau žymiai, kaip čia, didesnis ekspertas negu daugelis specialistų, kurie dirba toj savo siauroj srity
bet nemato už to medžio viso miško. Mesgi čia kalbame apie visą mišką. Apie principus, kurie nesikeis, besikeičiant technologijom, kas yra labai svarbu. Aplamai visą tai, ką aš dėstysiu tos principus, kurie galiodavo prieš 100 metų, prieš 50 metų ir galios dar 100 metų artimiausiu metu. Todėl tai yra principai, kurie yra nušlifuoti, išgryninti ir gera žinia, vieną kartą įsisant, jūs dar galėsite ne tik tai pats dar ilgus metus naudoti, bet ir galėsite juos savo vaikams perduoti. 14 paslaptis. Automatizuoti pardavimo piltuvai. Drąsiai galiu pasakyti, 30 metų dirbdamas pardavimų srityje, Lietuvoje 99% kompanijų absoliučiai arba nenaudoja, arba nesupranta, kaip naudoti pardavimų piltuvus, ypač automatizuotus. Tos įmonės, kurios sako, mes naudojam piltuvus, jie dažniausiai naudoja tą vadinamą aisbergų viršūnėlę. Kažką daro, kažką imituoja, bet nežino tų visų giluminių procesų, struktūrų ir nenaudoja automatizuotų piltuvų. Neseniai man teko stovėti prieš didžiulę auditoriją Lietuvoje, 2,5 tūkstančių pardavėjų ir kai aš jų klausiau apie pardavimų piltuvus, kas iš jų naudoja, kas iš jų supranta, tai buvo keletą nedrąsių pakilę rankų. Tuo metu Amerikoje, kur man daugiausiai dabar tenka praleisti laiko, tenais, nu, tai irgi daug kas nesupranta, bet daug kas ir naudoja. Ir vienas bendras dalykas, visi įskaitinai sėkmingi ekspertai, absoliučiai visi, nuo Tony Robbinso, baigiant Bilo Geitsu ir kitais number one tokiais šūlais, tokiais varikliais, jie visi naudoja automatizuotus pardavimų piltuvus. Nesvarbu, koks yra verslas jūsų, jeigu jums reikalingi klientai ir jeigu jums reikalingi pardavimai, jūs privalote turėti pardavimo piltuvą. Bet jeigu jūs norite daugiau polsiauti, bet padaryti, kad 24 valandas nepertraukiamai būtų vykdomi pardavimai jūsų įmonėje arba jums pačiam, ateitų klientai, tai jūs privalote automatizuoti. Tada jūs išlaisvėjate. Jūs nustojate savo laiką keisti pinigus. Jeigu pasižiūrėti daugelį pardavėjų, net ir tų, kurie internete bado, nu tai ką išvarvėjusios akis, nuo ryto iki vakarų bando parduoti ir pardavinti vis sunkiau ir sunkiau. Nes jie nesiryžta įsigilinti į tokį dalyką, kaip automatizuoti pardavimų piltuvai. Ir 15 paskutinė, nuo amato prie verslo. Mes čia apibendrinsim visus elementus, sudėsim juos į bendrą paveikslą ir to baigsis mūsų pirmas etapas šitas 15 savaičių. Jos gal pirmas etapas, tai kad visuomet yra galimybė kur tobulėti ir jeigu aš po 30 metų dirbdamas profesionaliai su know-how, su technologijų pardavimu, jaučiuosi tik tai kelio pradžioje, tai aš galvoju ir jums irgi, nesvarbu nuo jūsų patirties, bus kur padirbėti. Ir tikiuosi ateityje norėsite pratesti mokslus, bet svarbu, kad jūs tai taikytumėte. Ir vat, mūsų užduotis, kad jūs nesužinotumėte teoriškai, bet jūs per tas 15 savaičių padarytumėt savo pirmus infoproduktus, arba jeigu turite infoproduktus, sukurtumėt savo piltuvus, sukurtumėt savo sistemą, kuri jau neša pinigus. O jeigu turite savo jau sistemą, tai kad jinai neštų daugiau pinigų. Tai pas mus kiekvienas užsiėmimas iš tokių 3 dalių bus. Pirma dalis, tai aš pristatau paslaptį, 45 minučių bėgyje, piešiu, tenais rodau. Po to darom pertraukėlę, viskas Zoom platformoje vyksta. Antroji daly mes praktiškai, aš demonstruoju, dalyvius kviečiu į tas demonstracijas ir mes jau praktiškai aptarinėjom, kaip tai galėtų atrodyti viename versle, kitame mes, kadangi turėsim nedidelę grupę, turėsim galimybę su kiekvienu aptarti, kaip būtent jo specifiniam versle, kaip minėjau, tai nebūtinai konsultacinis, nebūtinai mokymo verslas, bet koks verslas arba veikla, jinai gali ir net privalo panaudoti visus šitus instrumentus. Mes kalbėsime apie tai, kaip jūsų
jūsų situacijų tai panaudoti. Ir trečia dalis bus duota namų darbai, čeklistas tas vadinamas, kur jūs darot žingsnis 1, žingsnis 2, žingsnis 3 ir galit mums rašyti, atsakinėsiu klausimą ir kitą savaitę galėsite pristatyti visą tai. Turėsim tokią bendruomenę, kur viens kitą palaikysime ir tokiu būdu neduosim jums pabėgti, motyvuosim jūs, spausim, kad jūs galų galę tikrai padarytumėt ir pademonstruotumėt savo, reiškia, šitus darbus. Laikas. Čia parašyta nuo 14, bet priimam sprendimą, kad bus nuo 1 iki 3. Mhm. Kiekvieną šeštadienį. Vieta Zoom platforma. Jums kiekvienam bus sukurta, reiškia, sukurta kabinetai virtualūs, tenais bus įdedama video įrašai, jeigu jūs negalite dalyvauti šeštadienį, galite pasižiūrėti jūs mat video, ten bus dedama ir konspektai, nes šiaip aš piešiu, o po to bus labai gražiai padaryti konspektai, įvairios medžiagos, čeklistai, algoritmai, pavyzdžiai, bus viskas jums talpinama ir liks jūsų o kabinetuose visą laiką, kiek jūs norės. Nėra apribojimų, kad po 6 mėnesių mes juos atjungsime. Va. Tai, vat, šitie 3 dalykai jums yra garantuojami. Mhm. Programos tikslas, rezumė. E, Galutinis programos tikslas, eksperto paslaptis skirtas kam? Perteikti jums visas žinias ir įgūdžius, kur aš sukaupiau per 30 metų, analizuodamas ne tik geriausius pasaulio ekspertus, bet ir pats nuo ryto iki vakarų praktikuodamas tai. Mhm. Tai vat, kad jūs galėtumėt sukurti galutiniam tikslę savo verslo sistemą, kuri dirba 24 valandas per parą su minimaliu jūsų įsikišimu. Galutinis tikslas - 4 valandas per savaitę darbo, o visa kita gyvenat, džiaugiatės, galbūt kitus darbus darote. Nes infoverslas nereikalauja jūsų buvimų kažkokiam konkrečiam ofise, jūs jį galite daryti bet kada, dieną, vakare, galite derinti su bet kuriu kitu verslu arba su darbu. Tai nereikalauja kažkokių didelių investicijų, nei laiko, iš laiko pusės, nei. Nes šiuo metu su dirbtiniu intelektu 95% darbų galit gauti nemokamai ir už jūs tai padarys kas dirbtinis intelektas, mes apie tai labai daug kalbėsime. Va, tai jūs galėsite užduoti visus dominančius klausimus visų 15 savaičių bėgį, galėsite pasidalinti savo rezultatais ir gauti atgalinį ryšį iš manęs ir taipogi programos dalyvių. Ir kviečiame prisijungti prie mūsų ekspertų čia komandos, bet dar 2-3 super papildomos tokios bonus arba premijos. Aš daug dirbau su tarptautiniam kompanijom B2B segmente. Vat, ir aš puikiai žinau, kaip tai yra sunku pardavinėti korporacijom, viduje korporacijų ir ko skiriasi sudėtingi, kompleksiniai pardavimai nuo paprastų. Ir aš sukūriau neturinčią analogą sistemą pardavimų, kurioje yra įdėti algoritmai, drakonai, visa medžiaga. Tai yra labai brangiai kainuojantis kursas, kompanijos kaip perka, tai viena tokia programa kainuoja 2,5 tūkstančių. Jums visa ta medžiaga su visa metodika, kaip įsisavinti, kaip tapti super pardavimo ekspertų, o taip ar kitaip, norint parduoti savo žinias, jūs turite būti profesionaliais pardavėjais. Aš garantuoju, niekur analogų jūs nerasit nei Lietuvoje, nei pasaulio. Tai yra neturinti analogų programa, būtent to, kad spin modelis. Tai yra žinomas pasaulio, tai yra auksinis standartas, jisai paimtas analizuojant pačius geriausius pasaulio pardavėjus, tačiau aš vienas, kur yra vienintelis Lietuvoje ir vienas iš nedaugelių pasaulyje, kuris 1000 valandų praleido su geriausiais pardavėjais ir stebėjau, ką jie daro, žiūrėjau, kaip tai sutampa su spin modeliu ir aš sukūriau neturint analogų simulacinį algoritminį mokymą, kuris leidžia šitus sudėtingiausius įgūdžius
paversti, paversti realiais veikiančiais profesiniais įgūdžiais. Ne žiniomis, bet įgūdžiais. Tai šita programa kainuoja 2,5 tūkstančių eurų. Antras - internetinis marketingas, automatizuoti pardavimų piltuvų. Kaip minėjau, Lietuvoje 99% žmonių ir dirbančių pardavimų srityje neišmano, kas tai yra tikras pardavimų piltuvas, nežino, kokie yra 10 skirtingų sričių, skirtingų būdų kurti, skirtingų tipų. Va, ir šitą vietą aš sukūriau programą, kurioje parodo, kaip dirbti su platforma, tokia kaip ClickFunnels, kuri leidžia, šiuo metu yra numeris vienas pasaulyje, leidžia 99% techninių darbų jau už jūs yra padaryta. Įdedat savo produktą ir po visą pasaulį galite pardavinėti. Ir dar aš įdėjau copywritingo alchemiją. 100 geriausiai parduodančių laiškų šablonai. Aš pats asmeniškai parašiau tūkstančius, tiksliai, bet labai daug. Kiekvieną dieną aš rašau komercinius laiškus. Tobulinu šitą meną. Ir su atsiradimu dirbtinio intelekto negaliu pasakyti, kad dirbtinas intelektas labai smarkiai gali pralenkti tikrą copywriterį. Aišku, jeigu jūs esate nulinukas, tai jums dirbtinas intelektas gali padėti, bet jisai negali padėti jums padaryti, na, tikslingą pardavimo laišką, nes tam reikia išmanyti, o koks eiliškumas šitų turi būti laiškų. Reikia išmanyti, per kokias stadijas pernaklis, reikia išmanyti, ko reikalauti, kokį promptą suformuoti šitam dirbtam intelektui. Tai šitoje vietoje aš surinkau 100 labiausiai parduodančių laiškų savo, parduodant įvairius produktus. Ten aš nagrinėjau, o kokie dirba gerai, kokie blogai. Čia mes naudojame naują tokią sritį, kuri vadinasi neuromarketingas, kuris įrodė, kad logika, geležinė logika laiškuose tai yra mirtis pardavimams. Tai ta vadinama yra iracionali logika arba psichologika. Taigi jūs turite visiškai kitomis akimis pasižiūrėti į komunikaciją ir čia turėsite unikalų būdą pasižiūrėti realiai, kas veikia Lietuvoje. Nes mes labai daug bandėm su savo partneriais rašyti laiškų, pavyzdžiui, amerikiečių kopijas imdavome lietuvių ir kažkas suveiktų, kažkas visiškai nesuveiktų. Tai šitas kursas, jisai duoda unikalią galimybę, o Lietuvoje niekas neruošia copywriterių, visi dabar džiaugia, kad dirbtinas intelektas parašo banalius laiškus. Vat, aš savo ranką, kaip minėjau, parašiau kelis, jeigu ne 10 tūkstančių laiškų per tą ilgą laiką. Taigi mes irgi šitą programą kainuoja 500 eurų, internetinio marketingas kainuoja 1000 eurų. Aš kalbu apie tai, kiek tie realiai moka kompanijos, jeigu atskirai perka. Ir didelių pardavimų technologija kainuoja 2,5 tūkstančių. Tai gera žinia, kad jeigu jūs įeinate į mūsų ekspertų lygą ir pradedat su mumis mokymus, tai jums visą tai dovana nemokamai. Dabar kyla klausimas, o kiek visą tai kainuoja? Kiek kainuoja 30 metų patirtis, 100 tūkstančių eurų investuotų į mano paties kompetencijų didinimą, nes aš per tos 30 metų aplankiau pačius įvairiausius mokymus, mokiausi asmeniškai labai už didelius pinigus pas geriausius ekspertus, ir mano aistra. Man tai davė nepaprastai daug naudos, bet gerai žinai, kad jums visą tai nereikės daryti. Jūs sutaupo 30 metų kaip minimum. Aišku, keičia 30 metų į 15 savaičių. Po 2 valandas vieną kartą į savaitę. Taip? Ir dar kažkiek laiko savarankiškam darbui. Jums nereikės mokėti tus 100 tūkstančių. Netgi jeigu perkant franšizę, jums nereikės mokėti milijonų už franšizę, o čia yra verslas iki rakto. Aš aprašiau viską taip, kaip tai daro McDonald's. Daryk tą, daryk tą, daryk tą. Tiesiog receptas pažingsniui. Ir tai nekainuoja 100 tūkstančių, tai galėtų kainuoti 10 tūkstančių, bet jeigu jūs užeisite į įgūdžiai.lt ir ten yra detalesnis aprašymas, man čia yra 2 programos, viena vadinasi 10x įgūdžių, aukštųjų pajamų įgūdžių kursas, mes dabar vykdom jį labai sėkmingai.
Va, tai jūs galite pasižiūrėti kaip alternatyvą, bet tai yra apie įgūdžius, apie aplamai asmenybės ūgdymą, kuri leidžia arba stabdo jūs nuo didelių pajamų. Bet tą programą, kuriuo mes dabar šnekam, jūs surasti va čia. Eksperto paslaptis, kursas verslo galimybė. Ir čia užėjus, ir čia detaliai viskas aprašyta. Vat, ir jum tik tai reikia ką? Eits žemyn, žemyn. Va čia aš kažką kalbu labai energingai. Vat, ir va čia, kur registracija, galite paspausti. Jeigu norite dar daugiau sužinoti, kodėl vėl ką dalyvauti, einat žemyn, vėl galite užsiregistruoti toliau. Va, kokia tai yra industrija, mes kalbame apie 361 milijardo Amerikos dolerių 24 metais. Ir tai yra greičiausiai auganti industrija iš visų. Kai žmonės sako, nežinau, kur čia į bitkoiną investuoti, ar čia gal į dirbtinį intelektą, info verslas neturi analogų pagal augimą, yra pagal galimybės kurti pasyvias pajamas. Taip? Čia yra va, 15 savaičių mokymų programų struktūra ir temos, kurias mes panagrinėjame. Ką žmonės sako, kurie dirbo su manim. Va, tai yra investicija. Mes sakėm, nereikia 10 tūkstančių, netgi nereikia 5 000. Ši programa kainuoja 1500 eurų. 15 savaičių. Bet kadangi jūs jau išklausėt manęs, jau esate temoje ir mes duodame ypatingą nuolaidą 500 eurų. Taigi visa programa 15 savaičių, o 3 moduliai savo asmeninio brando kūrimas, infoproduktų kūrimas, info verslo kūrimas, 15 paslapčių, dar 3 super bonusai, visa tai kainuoja 1000 eurų. Jeigu jums šiandien 1000 eurų tiesiog neturit, išsileidot per atostogas, labai suprantama, jūs galite padalinti šį mokėjimą į 2 po 600 eurų. Ir yra tik tai 20 vietų, kaip minėjau, mes turime labai mažą grupę, mūsų tikslas, kodėl turėti mažą grupę, tam, kad asmeniškai galėtų su visais padirbėti, nes mano tikslas, atrinkti tik tai tos, kurie yra, iš tikrųjų, veiks, nes mes nenorime teoretikų, mes norime, kad tai būtų tie žmonės, kurie motivuoti, kurie nori dirbti ir mes su malonumu padėsime. Vat ir ką, ir jau šį šeštadienį mes pradedam, taigi laiko liko nedaug, praktiškai 1 dieną. Tai jeigu jūs norite susikurti papildomą pajamų šaltinį, kuris leidžia investuoti 4 valandas, kurios, taip sakau, nes būtent tiek aš pats skiriu įvairiom programų kūrimui. Va, tai ir iš jūsų irgi nereikalautų daugiau laiko. Ir jeigu jūs norit sukurti pasyvių pajamų šaltinį, ta prasme, vieną kartą sukūrus, užleidus, užsukus sistemą, tai reikalaus, aišku, pastangų, laiko, bet po to jūs galėsite mėgtis pirmais vaisiais ir, kaip mes sakėm, kad tai yra, jau naujiems metams jūs turėsite netgi ir anksčiau papildomą pajamų šaltinį, kuris laiko bėgant galės atnešti 2, 3, o tai ir 10 kart didesnės pajamas. Ir tada, aš nesakau, kad jums dabar reikia išėti iš darbo, ne, kiek dievė, išvystykit, pajuskit, pačiupinėkite ir prisijungti prie mano gyvenimo stiliaus 4 valandos per savaitę. Tai va, tai visą tai jūs galite įsigyti čia, registruotis. Vat ir ką? Ir labai lauksime jūsų. Tarp kitų, jeigu jūs esate mūsų kitų programų dalyviai, pavyzdžiui, 10X programos dalyviai, arba man asmeniam coachingė, arba aukštų pajamų programoje, tai jums galiu dar ypatingą naudą. Vietoj 1000 eurų jums kainuos 800 eurų. Ir jeigu tai yra per 2 mokėjimus, tai po 400 eurų. Bet kuriuo atveju čia yra visos koordinatės, visos žinios, visos žinutės. Ir dabar noriu paskutinį užduoti klausimą. Įsivaizduokite,
Jeigu, nu taip jūs atsibundate ir suprantate, kad jūsų kompetencija nebenešiojama yra va čia, o pavirsta materialių produktų, kurio naudojasi daugelis žmonių. Jeigu jūs suprantate atsibūdę, kad jūs įnešat labai didžiulį skirtumą kitų žmonių gyvenime ir jūs dalinate savo aistrą, dalinate savo žiniomis ir sutrumpinat žmonėms kelią ir padedat jiems nesiblaškyti po internetą, ieškant kažkokių dalelyčių tų žinių, o žinot, kaip internetas, tai yra kaip bomba susprogsi bibliotekų, labai daug įvairių žinučių, bet mažai kas gali surasti labai glaustoj, suprantamai formų pateiktą medžiagą su metodologija, kaip ją perteikti kitiems. Ir jeigu suprantate, kad jum pajamos ateina ne tik tada, kai jūs asmeniškai skiriat laiko, bet ateina ir dieną, ir naktį, ir ateina iš įvairių pasaulio šalių. Ir jeigu jūs tą dieną suprantate, kad jums šiandien nebūtina keltis pagal žadintuvą, jūs šiandien atsibūdot vidury savaitės, ne atostogų metu, natūraliu būdu, be žadintuvo, ir realiai galite užsimti tai, kas jums kelia džiaugsmą, o kas yra jūsų aistra, ir tuo pačiu uždirbti pinigus, tai galbūt verta pagalvoti apie tai, kad šį, atrodo, šiuo metu nerealus dalykas gali tapti realybė ir jau šį šeštadienį jūs pradėsite tą kelią. Arba žiūrėkim, ir jūs nieko nerizikuojat, tarp kitų, vat, ką aš noriu pasakyti, nes jeigu jums dėl kažkokios priežasties per pirmą, antrą, trečią užsiėmimą jis matys, kad ne, kažkas čia ne taip, kažkokios paslaptys ne tos, mes su malonumu jums atiduosim pinigus, va, tai todėl jūs nieko nerizikuojat, va. Bet dabar pasižiūrėkim, ko jūs rizikuojat, jeigu jūs nieko nedarot. Jeigu jūs toliau einate į darbą ir keičiat laiką į pinigus, jeigu jūs toliau kaupiate žinias, bet tomis žiniomis nesu ko nesidalinat. Jeigu jūs laiko bėgant nejaučiat, kad jūsų patirtis iš jūsų perina į kitų kartas. Ir jeigu jūs pagalvotumėt arba nuvyktumėt į Egiptą ir pasižiūrėtumėt į piramidės, užeitumėt į vidų ir pamatytumėt tenais sarkofagai, kur šitie faraonai yra mumifikuoti. Jūs turbūt išgirstumėt iš ekskursijos vado, kad iki šiol niekas negali sakyti, kaip tai bus sukurta. Kodėl? Nes ta technologija nėra aprašyta. Kartos negavo tų ypatingų žinių ir dabar mes tik galim tik tai postringauti ir manyti, o galbūt tai taip, o galbūt taip. Ištisos kultūros žlugdavo ir dingdavo, nes nenaudojo raštinės technologijos. Ir atvirkščiai tos civilizacijos, kurios perdavo žinias iš kartų į kartą, bet ne tik iš lūpų į lūpas, kaip mama ten, o dukrai, tėtis, sūnui, bet raštinė forma. Va tos civilizacijos labai klestėjo. Tai jūs prarandat galimybę prisidėti prie tos civilizacijos kūrimo ir prie savo asmenės imperijos kūrimo. Taigi aš kviečiu jūs priimti sprendimą registruotis, dalyvauti, svarbiausiai pritaikyti ir mėgautis šitais vaisiais. Su jumis buvo Algirdas Karalius ir susitiksime su jumis geriausiose pasaulio pliažuose. Iki pasimatymų.